Bet meltdown įvyksta tada, kai autistiškam asmeniui per dieną susikaupia labai daug įvairių sensorinių perkrovų. Tai gali būti garsai, gali būti tam tikrai pasakyti žodžiai, gali būti kažkokie netikėtumai, kurių nesitikėjo žmogus per dieną patirti. Ir tiesiog tos emocijos visos ir pyktis, ir nerimas, ir panašiai susibūrė į vieną ir įvyksta meltdown. Pats epizodas kaip meltdown apibūdinamas yra tokiu žmogaus kaip ir sąstingiu, kaip fight or flight įvykis toks, galima sakyti, neurologinė būsena, kuomet aš tiesiog arba sustingstu ir negaliu nieko daryti, arba aš einu per save ir bandau kažkaip tai išveikti. Tai gali atrodyti labai fiziškai, gali būti, kad žmogus tiesiog nori tampyti savo už plaukų, galbūt nori kažkaip save apglėbti, suspausti, pajausti kažkokią kontrolę savyje. Gali būti, kad tiesiog žmogus užsiskleis, nueis į vieną kampą pasidėti, ramiai pabūti ir tenais bandys išveikti tą emociją savarankiškai ir nenorės kitų žmonių aplinkui.